dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos, ją mylė težydė. Pristatome šimtųjų teisėjus. Tarptautinės kategorijos teisėjai Tomas Lisevičius, Jurgis Laurinavičius ir Gintaras Vitkauskas. Šių rungtynių komisaras, tarptautinės kategorijos komisaras Kęstutis Vitkauskas. Sveiki, gyvi Sport 1 televizijos žiūrovai. Štai ir atėjo ta diena, kuomet pirmą kartą šiais metais susitinka Kauno Žalgiris, šį vakarą viešintis Lietuvos sostinėje Vilniuje, ir Siemens Arena šeimininkas Vilniaus Lietuvos Ryto klubas. Taigi, pirmoji šio sezono dvikova vykstanti vėliausiai nuo 1999-2000 metų. Taip atsitiko. Tai buvo sudėliotas tvarkaraštis, na ir kągi mums rodo tos dvikovos. Bet prieš tai situacija turnyro lentelėje. Vienintelė kol kas nepralaimėjusi komanda šių metų Lietuvos krepšinio lygoje yra dabar antroje vietoje žengiantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai yra iškovoję 8 laimėjimus iš tiek pat galimų, tačiau turnyro lentelės viršūnėje yra ne laikinosios sostinės klubas, o Vilniaus Lietuvos Rytas, iškovojęs 11 pergalių ir patyręs vienintelį pralaimėjimą. Ta vienintelė komanda, kuri šį sezoną sugebėjo įveikti praėjusių metų LKL vicečempioną, tai buvo Prienų Rūdupio ekipa 90-88. Šis mačas buvo sužaistas praėjusiais 2011 metais, tai buvo gruodžio 17 diena. Iki to ir po to visus mačus Aleksandro Džikičiaus vadovaujama komanda laimėjo. Na ir abi ekipos iš karto reikia priminti. Toliau tęsia pasirodymus Europos taurėse ir vieni ir kiti peržengė pirmąjį barjerą ir dabar pirmoji principinė Lietuvos krepšinio lygos dvikova. Dabar grįžtų į 1999-uosius. Taigi, tuo metu žalgiriečiai žaidė namuose, 82-80 įveikė Lietuvos Rytą, bet tada LKL čempionatą laimėjo Vilniaus ekipa. 2000 metai Lietuvos Rytas namuose nugalėjo Žalgirį, tada čempionu tapo Kauno ekipa. 2001-2002 metų sezonas vėl Lietuvos Rytas šventė pergalę ir tapo čempionu. 2003 metai pirmąją dvikovą Vilniuje 90-80 laimėjo aikštės šeimininkai. Kauniečiai vėl tapo LKL nugalėtojais. 2003-2004 metai legendinio Arvydo Sabonio sugrįžimas į Kauno klubą. Pirmąjį mačą laimėjo žalgiriečiai 77-73. Finalo seriją laimėjo 4-0 ir pasidabino LKL nugalėtojų žiedais. 2004-2005 metų sezonas veiksmas keliasi į štai šią Siemens areną. Čia Lietuvos Rytas laimėjo 74-59, bet Žalgiris vėl susišlavė visus to sezono titulus ir po to laimėjo 8 mačus iš eilės. 2005-2006 metai žalgiriečiai namuose laimi 74-63, bet LKL finalo seriją sausai laimi Lietuvos Rytas. 6-7 metai Lietuvos Rytas vėl Siemense 93-78 sugebėjo palaužti Kauno žalgiriečius ir tai kol kas buvo pats rezultatyviausias tarpusavio komandų pirmasis sezono mačas. Keliaujame į 2007-2008 metus. Žalgiriečiai namuose 80-72 įveikė Varžovą ir vėl laimėjo Lietuvos krepšinio lygą, Baltijos krepšinio lygą ir Lietuvos krepšinio federacijos taurę. 2008-2009 metai vienintelis pirmasis tarpusavio komandų susitikimas, kuomet aikštės šeimininkai pralaimėjo. Tai buvo 68-70. Žalgiris namuose nusileido Varžovams ir tais metais Lietuvos Rytas laimėjo ir Lietuvos krepšinio lygą, ir Baltijos krepšinio lygą, ir Lietuvos krepšinio federacijos taurę. 2009-2010 67-64. Žalgiriečiai vėl šventė pergalę, bet Lietuvos Rytas tapo čempionu. Tas mačas buvo pats nerezultatyviausias tarpusavio komandų statistikoje nuo 99-ųjų. Ir grįžtame į 2010-2011 metų sezoną. 85-60 Kauno sporto halėje Žalgiris nušlavė Lietuvos Rytą. Tai buvo pats rezultatyviausias žalgiriečių mačas. Ir tai buvo pats nerezultatyviausias Lietuvos Ryto komandos susitikimas. Ir tai buvo pati didžiausia Žalgirio komandos persvara po finalo švilpuko. Plius 25 taškai. Lietuvos Rytas didžiausią pergalę iškovojo 2001-2002 metais, kada jie laimėjo 75-52.
Na, o dabar viską apibendrinu. Taigi, 12 mačų, rezultatas lygus 6-6. Nuolat laimė aikštės šeimininkai išskyrus vienintelę išimtį ir svarbiausias faktas yra tas, kad komanda, kuri laimi pirmą susitikimą Lietuvos krepšinio lygoje, laimi 3 kartus. Ta Kauno Žalgiriui pavyko padaryti 2003, 2004, 2007, 2008 ir pernai 2010-2011 metais Vilniaus ekipai tą pavyko padaryti vieną kartą. 2001-2002 metų sezone jie laimėjo vienintelį mačą, tą pirmąjį mačą ir laimėjo vienintelį kartą Lietuvos krepšinio lygos čempionų žiedus. Tad toks būtų intro į šį susitikimą. Na, o dabar žiūrime, kas vyksta aikštėje. Tairisas Raisas perima kamuolį, siunčia jį į priekį Artūrui Jomantui ir Lietuvos Ryto komandos kraštas pelno šiame mače pirmosius taškus, mače, kuriame prabėgo daugiau nei 1 minutė. Tairisas Raisas įsirašo rezultatyvų perdavimą, o dabar apie abiejų komandų starto penketus. Taigi pradedame nuo svečių. Kauno Žalgirio komandos krepšininkų Robertas Jevtokas, bene didžiausia Lietuvos krepšinio milžinų derbių patirtį turintis krepšininkas, jo numeris 15. Mantas Kalnietis, ilgiausiai Kauno Žalgiryje rungtyniaujantis krepšininkas. Jau 10 metų jis atstovauja laikinosios sostinės klubui, atlieka įžaidėjo vaidmenį. Krepšininkas, kuris Lietuvos Rytui turėtų kelti šiandien didžiausią pavojų. Tai yra 24 numeris Sonis Vimsas ir dar 2 žaidėjai, 13 Paulius Jankūnas ir tik ką prie Kauno Žalgirio prisijungęs Dainius Šalenga. Kodėl jis yra starto penkete? Klaus dėl to tikriausiai nereikėtų nieko. Taip pat labai daug kartų žaidęs su Lietuvos Rytu ir turintis ilgametę derbių patirtį. Šalenga dabar iš vidutinio nuotolio, meta netaikliai. Ima kamuolį Renaldas Seibutis, Raisas iki galo prasonį Vimsą, veržėsi Ryto žaidėjas, meta iš po krepšio netaikliai. Aikštės šeimininkų starto penketas be mano minėto Tairiso Raiso, jo numeris 6. 10 numerį žaidžia Renaldas Seibutis, 2 taškus. Pelnęs 21 numeris Artūras Jomantas ir Vilniaus Lietuvos Ryto komandos aukštų ūgių tandemas. 14 numeris Predragas Samardžiskis ir 7 numeris Lorensas Robertsas. Šių rungtynių arbitrai Tomas Jasevičius, Jurgis Laurinavičius ir Gintaras Vitkauskas. Rungtynių komisaras Kęstutis Pilipauskas. Dar kartą nepataiko iš vidutinio nuotolio Mantas Kalnietis. Prabėgo 2 minutės šiame susitikime. Na, vėlgi, spėliot, ar mačas bus rezultatyvus, ar komanda žais nerezultatyviai. Labai sunku. Nors lažybų bendrovės, kai kurios lažybų bendrovės minėjo, kad galimas variantas abi komandos bendrai pelnys daugiau nei 150 taškų. Tačiau gali atsitikti ir taip, kaip buvo, tarkime, 2009-10 metais. Klysta Kauno Žalgiris. Robertas Jevtokas ramina dabar komandos draugus, bet prabėgo daugiau nei 2 minutės, žalgiriečiams taškų pelnyti dar nepavyko. Taigi, 2009-10 metai abi ekipos pelnė tik tai 131 tašką. Abi ekipos atskirai pelnė mažiau nei po 70 taškų. Tas mačas baigėsi 67-64, bet buvo ir rezultatyvių susitikimų. Tarkime, prieš 9 metus abi komandos įmetė 80 ir daugiau taškų. Kaip bus šiandien, matysime. Kol kas rungtynių pradžia į rezultatyvų mačą nepanaši. Lorenas Robertsas gauna kamuolį baudos aikštelėje ir dabar turi galimybę nuo baudos metimo linijos pasižymėti, pelnyti pirmuosius taškus savo ekipai. Vienas iš naujų veidų Lietuvos Ryto ekipoje šį sezoną, tačiau iš Anadolu Efes Turkijos klubo atvykęs į Vilnių, jis iš karto tapo vienu pagrindiniu ekipos krepšininku. Loreno Robertso indėlis beveik 9 taškai per 18,5 minučių. Kalbu apie Lietuvos krepšinio lygos statistiką. Vilniaus klubas netaikliai meta baudas. 3 metimai, 1 iš jų buvo taiklus. Žalgirio pozicinė ataka, asmeniškai ginasi aikštės šeimininkai. Mantas Kalnietis iš kairė atakos pusiau krašto. 4 kartą Žalgiris ataką baigia sausai. Nepataiko kol kas Kauno komanda iš vidutinio ir tolimo nuotolio. Jomantas. Robertsas prašo užtvaras. Samardžiskis nuo baudos metimo linijos meta taikliai Makedonas. Robertas Jevtokas kiek paliko savo varžovo laisvesnį, bandė cementuoti gynybą baudos aikštelėje, to neprireikė ir tai kainavo dar 2 taškus į Žalgirio ekipos krepšį. 3,5 netrukus bus prabėgęs šiame susitikime. 2 prieš 2 žaidžia Žalgiris. Jevtokas iš po krepšio
galėjo užbaigti ataką dėjimu iš viršaus, tačiau tą padaryti sutrukdė Lorensas Robertsas. Na, o Žalgirio komandos vidurio puolėjas stoja prie baudos metimo linijos su tam tikromis pertraukomis. Bene 10 metų žaidęs Lietuvos krepšinio lygos derbiuose. Jevtokas dabar turi galimybę pelnyti pirmąjį tašką, tą ir daro. Robertui įsimintinas mačas turėtų būti buvęs 2003-2004 metai, kada jis kartu su Arvydu Saboniu galėjo žaisti vienas prieš kitą. Saboniui tai buvo sugrįžimas į legendinį klubą. Robertui tai buvo sugrįžimas visų pirma į gyvenimą, antrą į krepšinį. Jis pasirodė aikštėje po tos nelemtos motociklo avarijos ir po ilgokai praleisto laiko gydymo įstaigose. Jevtokas pataiko abi baudas, 5-2, 6-19 lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Jevtokas ir Samardžiskis, Seibučio bandymas iš vidutinio nuotolio yra taiklus. Renaldas Seibutis pelno dabar savo komandai pirmuosius taškus. 7-2. Kol kas pozicinis puolimas sėkmingiau klostosi aikštės šeimininkams. Jankūnas sudėtingas puskablis, netaiklus. Pats Paulius ima kamuolį po varžovų krepšių. Vimsas. Naujos 24 atakų skirtos sekundės. Ragus dabar pabandys sužaisti žalgiriečiai. Ir vėl 2 prieš 2. Viskas paprastai. Baudos aikštelę kerta Jevtokas. Gauna savalaikį perdavimą. Ten dvigubio gynyba prieš Žalgirio komandos vidurio puolėją. Ir vėl baigėsi ji sėkmingai. Jevtokas nepataiko iš artimo nuotolio. Kibiai bando ginti žalgiriečiai. Ryto komandos ilgokai besitęsianti pozicinė ataka. Klysta Raisas, Šalinga perima kamuolį. Tikybinės persvaros Žalgiris neturi ir daug neimprovizuodamas. Vienas vyriausių Kauno Žalgirio komandos krepšininkų, Dainius Šalinga, veržėsi iki galo, išprovokuoja pirmą pražangą Tairisui Raisui ir stos prie baudos metimo linijos. Visą tai matysime po reklamos minutės pertraukėlės. Įpusėjo pirmasis mačo kėlinys, 7-2 pirmauja Lietuvos Rytas. Kiekvienam yra svarbiausia, kad būtų patogu. Dabargi madoj turbūt be kaklaraiščio vaikščiot. Norisi laisvės. Turi būti toksai rubelis, kaip sakyt, ištraukiai vieną kartą, truktelėjai ir jisai užsidėjo ir nuėjai. Tobulėjimui nėra ribų, kaip ir visur. Oficialus LKL kamuolys Molten. Kompensa priklauso Vieną Insurance Group, didžiausiai draudimo grupiai centrinėje ir rytų Europoje. Rytojus prasideda šiandien. Dabar rikiuok naujienas, kaip tau patinka. L-Rytas LT. Svarbiausios naujienos tos, kurios svarbios tau. (7-2, 5:20 lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. O aikštės šeimininkai šiek tiek sėkmingiau pradėjo šį susitikimą. Dabar prie baudos metimo linijos stovi Dainius Šalinga. Po tos nelemtos istorijos, kada Dainius turėjo kurį laiką atsisveikinti su didžiuoju sportu, tačiau 34 metų veteranas sugebėjo į jį sugrįžti. Tik tai Dežonas Kolinsas Kauno komandoje yra vyresnis už ilgametį Žalgirio komandos ir Lietuvos rinktinės krepšininką. Nepataiko Dainius pirmojo baudos metimo, antras yra taiklus. Ir dabar jį keičia Markas Popovičius. Šalinga pelno pirmąjį tašką savo komandai, 3-7. -4. Kauno komandos deficitas ir žalgiriečių spaudimas. Artūras Jomantas grąžina kamuolį iš užgalinės linijos. Tairisas Raisas lieka aikštėje. Pirmasis keitimas, kurį atliko Aleksandras Žikičius, pasirodo 15 numeris Mindaugas Katelinas. Čia perima kamuolį, tačiau užminant šonės linijos Dežonas Kolinsas, kuris taip pat tik dabar pasirodo aikštėje, iš karto abu gynėjus atnaujina Aleksandras Trifunovičius
specialistas, kuris puikiai pažįsta ne vieną Lietuvos Ryto komandos krepšininką ir kaip žaidėją, ir kaip žmogų, žino jų stipresias ir silpnasias pusės, žino tam tikrus psichologinius niuansus, tai šį vakarą turėtų būti Žalgirio komandos koziris. Jevtokas iš po krepšio pataiko sudėtingą metimą. Robertas Jevtokas skrodžia pro galinę liniją ir kabliu per tolimąją pusę dabar pelno taškus iš žaidimo 7-5 arba 3-0 paskutinė atkarpa, kurią sėkmingiau sužaidė žalgiriečiai. Tairisas Raisas iš toli meta taikliai. Lietuvos Ryto komandos atakų organizatorius Tairisas Raisas pelno savo ekipai pirmuosius taškus. 12 sekundžių. Jankūnas laisvas. Pataiko. Metimo kaina lygiai ta pati. Lygiai ta pati Aleksandras Rašičius netrukus pasirodys aikštėje, pakeisintis greičiausiai Tairisą Raisą. Pasižiūrėsime, ką bus sumanęs Aleksandras Džikičius. Dabar Markas Populčius prasižengia pirmą kartą. Ne, Renaldas Seibutis sėdant atsarginių žaidėjų suolo. Įdomus momentas. Ir vienas ir kitas treneris. Na štai, dabar ir Jonas Valančiūnas vietoje Predrago Samardžiskio. Na, Kauno komandoje šiandien mačui nėra registruoti Povilas Butkevičius ir Vytenis Lipkevičius. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje ant atsarginių žaidėjų suolo be sportinio kostiumo Dovydas Redikas ir Paulius Dambrauskas. Krepšininkai, kurie nevaidina Vilniaus komandoje svarbaus vaidmens šį sezoną, tad nieko nuostabaus, kad jie šiam susitikimui neregistruoti. Iš toli Mindaugas Katelinas meta taikliai, pavojaus varpas Kauno Žalgirio komandai, kurių ekipoje pasirodo ir Milovanas Rakovičius. Antrą kartą iš eilės vilniečiai pataiko iš toli. Na, dabar iš tų krepšininkų, kurie pradėjo mačą starto penkete, žaliai baltų gretose liko tik tai Paulius Jankūnas ir Sonis Vimsas, kurio problema kol kas Vilniaus Lietuvos Rytui išspręsti pavyksta. Apie šį krepšininką daugiausia buvo kalbėta prieš susitikimą. Nors, kaip kalbėjo ne vienas Kauno žalgirietis, gali iššauti iš Vilniaus komandos bet kas, gali iššauti bet kas ir iš Kauno Žalgirio, ir tolimų metimų gausa. Du kartus ir viena ir kita komanda dabar taikliai meta iš tolimo nuotolio. Markas Popovičius, pirmieji jo taškai ir rezultatyvumas šokteli į viršų. 13-11, klumpa baudos aikštelė Jomantas, pražangos nėra. Mažiau nei 3 minutės iki pirmo kėlinio pabaigos, 5 sekundės turi pabaigti savo ataką Raisas. 1-1, Dežuanas Kolinsas šiek tiek stumteli Ryto atako organizatorių, o Jurgis Laurinavičius dabar fiksuoja Dežuano Kolinso pirmą pražangą, o šiame kėlinyje žalgiriečiai prasižengia dabar 4 kartą. Lietuvos Rytas taip pat turi 4 komandinės pražangas. Raisas ant atsarginių žaidėjų suolo. Dabar žiūrėsime, ką gynyboje prižiūrės Dežuanas Kolinsas. Jis žais su tik dabar aikštėje pasirodžiusiu Stepanu Bobrausku, kuris gauna kamuolį. Atakoms vadovaus Aleksandras Rašičius. Bobrauskas žaidžia protingai. Jaučia, kad yra aukštesnis ir galingesnis už Dežuaną Kolinsą. Milovanas Rakovičius taip pat elgėsi taip, kaip turėtų žaisti. Jis ateina į pagalbą savo komandos draugui, bet ta pagalba buvo kiek pavėluota ir Milovanas Rakovičius prasižengė pirmą kartą šiame susitikime. Žalgiriečiams tai yra 5-oji nuobauda per pirmas kiek daugiau nei 7 šio mačo minutės, o Bobrauskas nuo baudos metimo linijos šiek tiek pagerina savo komandos pataikymo procentą. 3 kartus prametė vilniečiai nuo baudos metimo linijos. Pirmieji Bobrausko taškai, antrasis metimas taip pat yra taiklus. 15-11 Lietuvos Ryto komandos naudai. 2:40 lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Popovičius įžaidžia kamuolį, palieka už savęs Bobrauską ir pelno 5 tašką. Kaip ponas Karlosas Navaras Barcelonoje arba Ispanijos rinktinėje. Dabar taip sužaidė Žalgirio ekipos kroatas ir pataikė antrą metimą iš tiek pat galimų. Vienas tolimas, vienas metimas iš vidutinio nuotolio. Popovičius yra rezultatyviausias Kauno komandoje. Bobrauskas iš toli meta netaikliai.
galimybė Žalgiriui išlyginti arba persvert rezultatą. Kolinsas su Babrausku. Ir Tadas Klimavičius aikštėje vietoje Pauliaus Jankūno. Tad dabar Dainius Šalinga jau spėjo grįžti vėl po keitimo. Aikštės viduryje dabar stabdo Rašičių ir šis stoja prie baudos metimo linijos. Abi komandos stengiasi rungtyniauti labai greitai. Netaiklus metimas, mažieji krepšininkai, kurie neprivalo išvaryti kamuolio iš savo aikštės pusės, iš karto skuodžia į priekį ir laukia greito perdavimo arba iš vidurio puolėjo, arba iš to žmogaus, kuris atlieka įžaidėjo funkcijas. Šiuo atveju pats Rašičius susikūrė tokią progą ir aikštės viduryje uždirbęs pražangą varžovams pelno 4 tašką iš eilės Vilniaus komandai baudos metimais. Pirmieji serbo taškai šiame susitikime ir vėl +4. Vilniaus komandos naudai Aleksandras Trifunovičius pirmą kartą šiame mače leido į žaidimą ir Mindaugą Kuzminską, jo numeris 19. Persikėlęs iš Šiaulių. Mindaugas Kuzminskas rungtyniauja neblogai ir, sakykime, netgi labai gerai. Turint omenyje jo jauną amžių ir visą tą perspektyvą, kuri laukia šio krepšininko ateityje, o žalgiriečiai tuo metu spėjo surengti dar vieną ataką, 2-2 Popovičius ir Rakovičius. Pirmieji šio taškai +2 Ryto naudai, minutė 25 iki kėlinio pabaigos. 5 sekundės iki atakos pabaigos. Rašičius, Katelinas, iš toli nepataiko Mindaugas. O čia pražangos nėra. Mindaugas Kuzminskas vėl sužaidė išradingai. Dabar kovodamas dėl kamulio su Bredu Niuliu, kuris taip pat rungtyniauja ne nuo mačo pradžios. Taigi iš Žalgirio ekipos registruotų šiam susitikimui krepšininkų ant atsarginių žaidėjų suolo lieka tik tai Tomas Delininkaitis. Ir komandos naujokas, tik atvykęs į ekipą, Ryvsas Nelsonas. Kuzminskas grąžina kamuolį į žaidimą, paskutinė, netrukus prasidės. Pirmo kėlinio minutė Mindaugas Kuzminskas. Pirmoji šio krepšininko klaida, o žalgiriečiams šiame mače tai yra 3 kartą prarastas kamuolys. Vilniaus ekipa suklydo 2 kartus. Per 5 sekundės nesuspėjo žalgirietis grąžinti kamuolio į žaidimą ir dabar galimybė Lietuvos Rytui pergalingai užbaigti pirmojo kėlinio baigiamąją dalį. Katelinas, Rašičius iš toli. Meta taikliai Aleksandras Rašičius, o Markas Popovičius guli ant parketo po kietos Vilniečių užtvaros +5. Nuo pirmojo kėlinio antros pusės tai pati didžiausia aikštės šeimininkų turima persvara. Rašičius pelnė jau 5 taškus. Tadas Klimavičius, jo puskablis, kamuolys krepšyje. Galingai dabar sužaidė Žalgirio komandos sunkusis krašto puolėjas, pelno pirmosius taškus savo ekipai ir paskutinės 17 sekundžių. Lygiai tiek laiko lieka šiai atakai. Žalgiriečiai yra prasižengę daugiau nei 4 kartus prie tritaškio megztuką. Bando sukti Vilniečiai. Rašičius krinta, bet prasižengia dabar Dežuanas Kolinsas. Vyriausias Kauno Žalgirio komandos krepšininkas užsidirba antrą asmeninę pražangą, dar kartą siūsdamas prie baudos metimo linijos Aleksandrą Rašičių. Jo prieš tai 2 mesti metimai pasiekė tikslą ir jis kartą pataikė iš toli. Lietuvos Ryto ekipos 19 numeris su 5 taškais yra pirmas pagal rezultatyvumą savo komandoje. Markas Popovičius rezultatyviausias Kauno Žalgiryje, pelnęs lygiai tiek pat 5 taškus. Rašičius tampa rezultatyviausiu mačo krepšininku, 21-17. Antroji bauda taip pat pasiekė tikslą, +5. Bene dažniausiai turima Vilniečių komandos persvara ir paskutinės 8, 7, 6 sekundės. Popovičius, Klimavičius iš toli. Meta netaikliai Tadas, ima kamuolį Rašičius ir tai buvo viskas, kas nutiko per pirmasis 10 žaidimo minučių čia Siemens arenoje. 22-17 priekyje aikštės šeimininkai Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Generalinis transliacijų rėmėjas natūralus mineralinis vanduo Vytautas.